Sveiki, skorpionai. Na, puikiai savaitė jūsų laukia. Iškart pradedu nuo gerų naujienų, kadangi situacija vis geresnė ir geresnė ir nekreipiame dėmesį į kažkokius šalutinius faktorius, kurių visada yra, kurie visada emocijas išbalansuoja. Na, bet pirmiausia, noriu paprašyti jūsų spausti patinka, prenumeruoti mūsų kanalą, Facebook'e stebėti. Ir, aišku, jeigu norite asmeninių patarimų, tai rašykite man į Messengerį asmeninę žinutę. Taigi, ši savaitė bus labai aktyvi. Ir labai tokių naujų pradžių galimybė. Tai, pavyzdžiui, esate koks mokslininkas, o norite pradėti drožinėti iš medžio. Ar esate dailininkas ir nusprendžiate pasimokyti biškį kokios tenais branduolinės fizikos. Ar esate, net nežinau, astrologas ir nusprendžiate eiti buhalteriu dirbti. Taip, kad aš noriu pasakyti, kad jums tokia yin-yang, pliusas, minusas, tos veiklos permainos, pakitimai gali šią savaitę atnešti labai gerų idėjų arba idėjų, kur save dar realizuoti. Reiškia, ar tai hobį, ar tai fotografiją užsiimti, ar kokiu ten paukštelių fotografavimu, kaip dabar madinga, taip šaudyti, kaip ten medžioklė, fotomedžioklė kokią užsiimti, dar kažkuo tai, kas tikrai gali atnešti labai daug džiaugsmo. Bet aišku, rekomenduoju, kad tai būtų kažkokiu būdu vis tiek pririšta prie gamtos, prie buvimo gamtoje, prie reiškia žemės energijos, nes neužmirštam, kad pas jūs juodas mėnulis dabar dar yra, tai jums reikalinga žemės energija, tai netgi nebijokite galbūt atsistoti ant žolės, kokio žolė, nežinau, ar Lietuvoje dabar yra žolė, bet kai tik tai atsiras pirmoji žolytė, žemė, tai tikrai kelias minutės pabūti basam lauke, tai yra labai sveika. Tuo labiau, kad jums reikalinga bus daugiau energijos, nes jūs turėsite daugiau darbo. Taigi tikrai labai smagus metas. Taip pat meilės reikalai tokie vidutiniški, tai nei labai gerai, nei labai blogai. O tie, kurie turite visišką tokį, nesugebėjimą, negalima sakyti turite, kurie galbūt esate visiškai vieniši, kurie niekaip nesurandate antros pusės, tai šią savaitę geriau neieškoti jos, nes tikimybė ją susirasti yra labai nedidelė, o geriau palaukti truputėlį dar porą savaičių, kai jums bus pakilimas toje srityje, tai tada ir gausite patį geriausią variantą. Taigi, mano mieli skorpionai, iki kitos savaitės, ate.